Didžėtis, mūsų ordino įsteigėjas, visos serafiškojos šeimos įkvėpėjas. Per savo atsivertimą turėjau visokiausių tokių etapų, kol pagaliau atsivertė. Ir vienas iš tų etapų tai buvo sapnai, kuriuose Dievas jį patraukė nuo šio nuodėmingo gyvenimo, nuo siekimo žemiškos garbės iki dangiškojo bendravimo su savim, iki tarnystės Jėzui Kristui kaip karaliui. Kaip jis važiavo į vieną karą, norėdamas užsitarnauti kažkokio grafo titulą, kai norėjo suimti, kai norėjo gauti neįprastą atlygį, norėjo turėti daug turto, laimėti to turto, per sapną Jėzus Kristus jam pasirodė. Ir pirmą kartą parodė jam labai turtingų rūmų, kuriuose buvo surinkti ir lobiai, ir ginklai, ir papuošmenų visokiausių. Ir tada Pranciškus pasakė, kam čia yra. Tai yra Jėzus jam atsakė, jog tai yra skirta jam ir jo draugams, su kuriais jis bus šiame pasaulyje jo atstovais. Tačiau Pranciškus dar nesuprato, ko Jėzus iš jo nori, ir tik per sekantį sapną išgirdo iš Jėzaus Kristaus tokį klausimą. Pranciškau, iš ko geriau gauti atlyginimą? Iš tarno ar iš viešpaties? Iš neturtingo ar iš turtingo? Tai Pranciškus kuo greičiau jam atsakė, žinoma, kad iš viešpaties, kuris yra turtingas, o ne iš tarno, kuris yra bednas. Tai ir Jėzus jį paklausė toliau, tai kodėl tu palikai tą, ką aš tau norėjau duoti žemiškams lūkesčiams? Ir tada šventas Pranciškus sugrįžęs į savo gyvenamą miestą, į Asyžių, pradėjo galvoti ir ieškoti, ko Dievas iš jo nori. Nes iš tikrųjų Dievas yra tas karalius, tas aukščiausias karalius, tas karalius valdovas, kurio karalystė nesibaigia. Ir šis sekmadienis yra Jėzaus Kristaus, visatos valdovo iškilmė. Jėzus Kristus yra tas amžinasis karalius. Jo karalystė nesibaigia. Jis yra ir pradžia, ir pabaiga, alfa ir omega. Tai Dievas sukūrė visą pasaulį ir visą kūriniją tik Dieve atranda savo pilnatvę. Be Dievo žmogus yra menkas. Be Dievo žmogus ir pats nesugeba augti, bręsti ir kitiems nesugeba nieko gero padaryti. O dar yra toks vienas priešas, kuris pastoviai trukdo. Tai užduoda vieną, tai antrą, tai trečią kliūtį. Tai gundo, tai atitraukia nuo Jėzaus Kristaus, nuo šventumo, išplėšia iš mūsų visas malonės, visą gerumą. Todėl ir Jėzus Kristus šiandien kiekvieną iš mūsų kviečia būti jo karalystės nariu. Jau čia žemėje. Jėzus Kristus, kalbėdamas su Pilotu, kai vyko jo teismas, pasakė, mano karalystė nėra iš šio pasaulio. Tai reiškia, mano karalystė vadovaujasi kitomis taisyklėmis. Ne tokiais taisyklės, kaip šiandien mes dažnai galvojame apie karalių, apie kažkokį valdovą, apie kažkokį prezidentą, arba kažkokį ministrą pirmininką, arba kažkokį kitą, gal pirmininką kažkokios asociacijos, kažkokios įmonės, kuris nori kietą ranką viską laikyti savo valdžioje. Nori, kad jo nuomonė būtų svarbiausia. Nori, kad jo planai būtų įvykdyti besąlygiškai. Jėzus Kristus, sakydamas, kad jo karalystė nėra iš šio pasaulio, nenori pasakyti, kad mes šiame pasaulyje nieko bendro su juo neturime. Jis nori pasakyti, kad šis pasaulis vadovaujasi kitomis taisyklėmis. Kažko kito žmonės siekia, jeigu nori čia žemėje padaryti savo karalystę. Tas, kuris nori Dievo karalystę statyti šiame pasaulyje, vadovaujasi meilė, užuojauta, vadovaujasi irgi teisingumu, sąžiningumu, vadovaujasi širdimi, kuria yra rami, kuria sugeba dalintis save kitiems, paaukoti save kitiems. Jėzaus Kristaus karalystė yra tokia nuostabi,
kad Jėzus pats mirė ant kryžiaus ir vadovauja kiekvienam iš mūsų. Tai jis pasakė, aš visus patrauksiu prie savo širdies, kai būsiu išaukštintas. Tai Jėzus Kristus yra išaukštintas virš žemės, kai buvo prikaltas prie kryžiaus. Prie jo širdies yra gailestingumo šaltinis. Ten yra jo meilės pradžia. Ten yra ir mūsų išganimo pilnatvė prie Jėzaus Kristaus širdies. Todėl ir mes išpažinkime, jog Jėzus Kristus yra mūsų karalius, kad Jėzus Kristus yra mano karalius. Sveikinu visus, kurie jau pripažino Jėzų Kristų savo viešpačiu, savo karaliumi, ir sveikinu visus, kurie dar abejoja, kad kuo greičiau atrastų tą vienybę su Jėzumi Kristumi, visatos karaliumi. Taika ir gėris.